Sveiki žvejai. Šiandien eilinį kartą atvažiavau prie Elektrėnų marių pamėginti atsidaryti Method Feederio sezoną. Meškerės jau užmečiau. Čia va pašariukas jau laukia, kol užmaišysiu. Šiandien naudosiu tą patį pašarą. Užmaišysiu su miksu, kukurūzu ir užpilsiu marcipaninę melasą. Mėginsim pagauti lyną, karšį, gal koks karosas netyčia užsuks, jų čia irgi yra, kiek aš žinau. Tai va. Oras šiandien nusimato neblogas, įdienojus žadant šiek tiek lietučio, o man Elektrėnų mariose visą laiką ant orų permainų būdavo geriausias kibimas. Tai va, turim gerą dieną iki vakaro pažvejot ir mėginsim kažką tai pagauti. Gal pagaliau pavyks atsidaryti man savo sezoną. Ką tik buvo pirmas kibimas. Na, žiūrim, ar bus pratęsimas. Čia aš dar nedariau net užšėrimą, o tiesiog užmečiau. Pusvalandis čia kabo viskas. Timptelėjo gražiai, bet nujaučiu, kad čia galėjo būti kokia nors koja. Na ką, pratęsimo nėra. Tai dar tada palaukiu 10 minučių ir padarysiu permetimą. O po permetimo jau ir mano pašariukas baigia užbrinkti. Įmesim didelės frakcijos ir sėdėsim, lauksim didesnių žuvų. Na ką, pratęsimo taip ir nebuvo. Padarysiu permetimą. Pasirašiu iš karto pelėtės. Popapam man nenugraužia, viskas tvarkoj. Tai būna tokiais kibimais numuša kartais. Taip. O, toks gaunasi kukulis, kaip visat. Ir šveičiam. Šveičiu netoli. Šiek tiek toliau už krūmų, ten gaunasi apie 2 metrus. Čia užšėrimui net ir spombos nebereikės, rankam galėsiu sumesti. Taip, vieną permečiau. Taip, dabar trumpai apie popapus. Tai ant vieno uždėjau vafterį sūrio, o ant kito pas mane popapas traperio kukurūzas. Geltonas, ryškus. Du tokie skirtingi. Paskui mėginsim keitelioti, jeigu kažką tai matysiu, kad netinka. Taip, ir antrą kažkur, tai maždaug ten pat. Klipsų jokių nededu. Iš akies
Taip, įtempiau ir atleidžiam stabdį. Na ir dabar šiek tiek padarysim šėrimą su didesnė frakcija. Pas man pašariukus vojau brinko. Nutariau, kad melasos nepilsiu, paliksiu vanilinį pašarą. Kvapas labai geras, tai paliksim taip, kaip yra. Padarysim 4 tokius kukuliukus. Gal net ne 4, gal 3 net užteks, nes dideli bus iš rankų. O tokius 3 sumesiu. Per arti, reikia šiek tiek toliau. Va. Ir dar vieną. Ir dar vieną tokią. Nu, puikiai. Pašarą sudedam, išsiplaunam rankas ir laukiam. Labai tikiuosi, kad šiandien pavyks ką nors atsidaryti ir pagauti. Na, o ten matysim eigoje jau. Dar vienas permetimas, jau 11 valanda. Kibimų kol kas nėra. Pamėginsim pakeisti popapą. Vietoj kukurūzų uždėsiu Tiger Nutsą. Kibimas. Čia ant vafterio mango. Labai staigus numetimas. Na, tikėkime, bus pratęsimas koks nors. Bet visi va tokie kibimai. Vieną kartą timtelna ir viskas pasibaigia. Nėra aiškaus normalaus kibimo. O, kažkas panašaus į kibimą. Na, bus pirma žuvis ar nebus. Jau būtų pats laikas. Pagaliau bent jau kažką pagauti ir atsidaryti. Ir vėl be pratęsimo. Einam laukti toliau. O, pagaliau turiu. Karšiukas. Ant mango. Ant mango vafteriuko.
Pagaliau atsidariau. Vyručiai. Nu ką, pirmasis yra karšiukas. Net pačiam nesitikė. Gražus karšiukas. Jau kiek, 2 valandas tikriausiai, link 3 eina. Nu, dabar tikėkimės, kad bus dažnesni kibimai. O gal dar ir didesnių kokių ateis. Na ką, haha, gera pradžia, pusė darbo. Vėl kibimas ant to pačio mango vafteriuko. Kaip ir sakiau, orų permainos ir žuvis suaktyvėja. O gal čia tiesiog karšiukų būrys užėjo. Bet šalimais ant užmesto pop-upo 12 mm banano tai visiškai tylu. Bet aš jau kol kas nekliudysiu. Gal netyčia koks monstriukas ant jo užkips. Pamatys tokį didelį, sakys, niom, niom, niom. Ir suės. Bet kaip ir sakiau, kibimai tokie timpt, 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 timpt. Nors šitas karšis gerai patraukia. Arba čia dar nuo bangų galėjo būti. Nu, žiūrim, žiūrim. Aš tikiuosi, kad bus, kad pradės normaliai kibt. Ir bent jau karšiukui pagaudysiu smagiai. Dar kibimas. Yra. Nebėra. Ar yra? Yra maža kažkas tai. O, koja. Suaktyvėja žuvis. Net kojas kimba. Mango vafteriukas dirba. Dar kibimas. Ir vis ant tos pačios meškerės. Ten aš jau irgi uždėjau mango vafteriukus, dariau permetimą, o kibimas vis tiek čia. Ir lietus ateina. Ir vienas niuansas, kurį aš gerai pastebėjau ant šito telkinio, tai prieš lietų visą laiką kimba. Suaktyvėja žuvis būtent prieš lietų ir prieš gerą lietų. Pramаzinau. Kibimas. Ten griaudžia, čia kimba.
pratęsimas. A, pabėga. Toks geras kibimas buvo. Neduoda ramybės kažkas ten šitos meškerės. Kažkas timt. Lietutis ateina, atvėsa jau gan taip neblogai. Atgaiva jau tokia jaučiasi. Tai spėju tuoj palys. Ir po lietaus tikėkimės, kad bus žuvis dar labiau aktyvesnė. Aš vis dar nenuleidžiu rankų, kad koks nors lynas užkips. Arba karštis bent jau didesnis. Dar turiu vilties. Bet ir šiaip jau neblogai. Sezoną atsidariau, kibimų turėjau nemažai. Aišku, nėra trofėjų, bet ne kiekvieną žvejybą jos gaudyti. Prasidėjo lietus ir prasidėjo kibimas. Bet čia įdomesnis jau toksai. Nuleidinėja kaip lynas. Yra. Ar nėra? Yra kažkas tai nedidelio. Kuoja. Kaip čia tai? Kuoja taip nuleidinėja. Taip, greitai reikia permest. Na ką, baigęs lietus, reikia įtikrint per lietų. Abidvi tampė man. Pradėsiu nuo šitos. Kažkas yra, man atrodo. Kuoja. Čia mes turim kuoją. Ai, tegul bėga. Tai dabar žiūrim, kas čia. Irgi kažkas yra, kuoja spėju bus. Ai, ne, nieko nėra. Bet čia aš dar pakeisiu vafteriuką. Uždėsiu papapą. Kad būtų vienas toks, vienas toks. Ir uždėsiu kukurūzinį. Taip, ir dabar bus du skirtingi. Vienas bus vafteriukas mango, kitas bus papapas kukurūzas geltonas. Ant vafteriukų pradėjo kojas kibinėtis, tai su kojom žaisti aš nelabai noriu.
man domina didesnė žuvis. Tai uždėjau didesnį ir masalą. O su vienu mango vafteriuku galima bus pažaisti, pasižiūrėti. Tuo pačiu ir tašką jaukinsiu. Padariau dar vieną permetimą. Ant dešinės meškerės dabar uždėjau česnakinį vafteriuką, o ant kairės liko kukurūzinis popapas. Užmečiau dar paskutinį kukulį, rutuliuką pašarinį. Dar šiek tiek ten liko, gal vienam užteks. Ir jau tikriausiai eisiu į pabaigą žvejybos. Aišku, dar turiu pelėčių, gal kokius 300 gramų. Tai žiūrėsim, jeigu bus kibimas, tai išmirkysiu jas, jeigu nebus, tai nėra prasmės ar naudot tada jau. Va, žiūrim, ar bus kibimas, ir jeigu bus, tai tęsim, jeigu ne, tai jau krausimės tada daiktus. Ir šiai dienai užteks. Na ką, baigiu aš jau savo žvejybą. Ten, jeigu matosi už kadro, nebloga audra artinasi, tai kol nepradėjo lyti, tai aš jau ruošiuosi daiktus, kad nereiktų paskui skubėti ir viską krautis per lietų. Gavosi toks atsidarimas, vienas karšiukas, dar keletą kojų, gal 5, kurias iš karto paleidau. Nu, ką padarysi. Šiandien lyno nėra, karoso nėra, bet užtat yra vienas nedidelis karšiukas. Toks va gavosi atsidarimas su Method Feederiu. Nei žvyno ir iki kitų susitikimų.